pačiam paskutiniam filmo akimirkom yra tas momentas, kada finalą groja visi tą patį ir pradeda verkti publika. Ir tada pagalvoju, kad reikia tokių konkursų ir šitos varžytuvės, kurios tikrai kartais gal pasiekia ir tikrai peržengia ribas kaip žmonių ar asmenų, bet tai taip pat yra ir galimybė pasiekti tokią meistrystę, kada visiškai nepažįstami žmonės sėdi publikoje po vieną ir jie jaučiasi suprasti per tą muziką, o muziką atlieka žmogus, kuris tiek kartų šlifavo savo judesį ir savo judesių sekas, kad ta muzika ir turėtų galimybę be jokio tarsi tarpininko, kaip garsas, kaip vibracija, pereiti tiesiai į klausytojo širdį.